Labadiena, čia Vilniaus rajono savivaldybės tinklalaidė Arti tavęs. Šiandien kalbėsime apie gyvūnų gerovę Vilniaus rajone. Tai tema, kuriai pastaruoju metu skiriame daug dėmesio ir širdies. Ir šiandien mūsų svečias Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Ir Katinas meras. Labas. Pasikalbėkime. Augintiniai gyvūnų gerovė tai tema, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Kaip jūs šiandien vertinate bendrą gyvūnų gerovės situaciją Vilniaus rajone? Aš manau, kad situacija Vilniaus rajone keičiasi, nes iš tikrųjų, kaip ir pradžioje pristatėt, tai Vilniaus rajono savivaldybėje tai deda tikrai labai daug dėmesio ir nuo šių metų turim daug naujovių ir tikimės, kad tos naujovės prisideda prie mūsų tų pokyčių teigiamų. Sakykite, kokie buvo svarbiausi metų sprendimai, projektai ar iniciatyvos? Tai šiemet tikrai sustiprinom aplinkos apsaugos skyrių, jame atsirado pareigūnai, kurie ir yra atsakingi už gyvūnų gerovę. Jau tikrai daug kas žino, kad turim ir mūsų garsų Izo patrulį, tai mūsų aplinkos skyriaus darbuotojų komanda, kuri yra atsakinga už tą gyvūnų gerovę. Taip pat pradėjom bendradarbiavimą su kitom organizacijom, tai tiek su SOS gyvūnai, su gyvūnų gerovės iniciatyvom, sukūrėm darbo grupę, kuri koordinuoja visus klausimus, kas yra susijęs su gyvūnais. Tai tikrai šiemet tie metai gyvūnų geroviai Vilniaus rajone tikrai reikšmingi. Paminėjote, kad savivaldybė bendradarbiauja su kitomis organizacijomis. Kokios tai būtų organizacijos ir kaip sekasi palaikyti šias partnerystės? Kuo jos svarbios? Tai kaip ir sakiau, tai yra pagrindė tai SOS gyvūnai, gyvūnų gerovės iniciatyvos netaip senai prisijungusios, yra maisto veterinarijos tarnyba, kitos veterinarijos gydyklos. Tai iš tikrųjų, kaip jie prisideda, tai ir prisideda savo patirtimi ir savo žiniom, kad būtų galima tos klausimus spręsti kompleksiškai Vilniaus rajone, nes iš tikrųjų mums tai irgi yra pakankamai nauja ir tos patirties iš šalies trūksta, bet bendrai, kai bendradarbiaujam su partneriais, man atrodo, galima daug gerų dalykų nuveikti. Gyventojai dažnai susiduria su tokiais labai praktiškais ir kasdieniais klausimais, tai benamės katės, palaidi šunys, neatsakingas gyvūnų laikymas. Kokios problemos rajone pačios dažniausios, su kuriamis kreipiasi gyventojai, ar tai Izo patrulį, ar tai seniūnijas? Tai didžiausia turbūt yra problema tai benamės katės, nes iš tikrųjų žmonės mato tuos klaidžiančius kačiukus, kartais dažnai ir šunis ir tikrai, kadangi jiems rūpi tas dalykas, tai jie kreipiasi. Taip pat, aišku, žiaurus elgesys su gyvūnais, tikrai turėjom šiais metais ir tokių nemalonių istorijų, kurios ir iki teismų buvo nuėjusios, bet aš tikiuosi, kad savivaldybė savo klaidas išmoko, pasitaisė ir judam tinkamą linkme. Bet dažniausiai vis tiek yra benamiai gyvūnai. Jeigu reikėtų išskirti kažkokią tai vieną iniciatyvą, renginį per šiuos metus iš gyvūnų gerovės srities, kas tai būtų? Tai man atrodo vienareikšmiai, tai būtų Zofiesta. Man atrodo, jeigu aš neklystu, tai iš vis pirmas toks renginys Lietuvoje, neveislinių šunų paroda. Tai iš tikrųjų iniciatyva irgi gimė koordinavimo grupiai, kai pradėjom diskutuoti ir su kinologais ir kažkaip išsikalbėjom apie parodas, apie tų veislinių šunų parodas ir sakom, kodėl nepadaryti. Juk rajone tikrai gyvena daug ir tų neveislinių, bet tų, kuriuos ne ką mažiau šeimininkai myli. Tai tikrai, man atrodo, tas renginys, jisai sulaukė ir nemažo gyventojų susidomėjimo. Jeigu aš neklystu, virš 400 žmonių sudalyvavo tam renginį, tai parodė, kad tikrai Vilniaus rajono gyventojai yra neabejingi gyvūnams. Ir žinau, kad gyventojų patogumui jūs čipavimo akcijas organizuojat būtent kiekvienoje seniūnijoje, taip? Tai man atrodo, žinot, tas ir yra patogu, nes tie žmonės, kurie gali nuvykti, tai jie dažnai ir pasirūpina savo gyvūnų, o kaimiškose tose teritorijose tai dažnai kyla problema, kad sunku nuvežti tą gyvūną. Tai taip mes inicijavom, kad mūsų komanda vyksta į seniūnijas ir tose seniūnijose numatytų laikų vyksta tas ženklinimas ir gyventojams tiesiog tai reikia atsivesti, atsinešti savo augintinį į vietą ir tiesiog tai darom tam, kad būtų patogu ir kad tas rezultatas būtų kuo didesnis ir kuo daugiau paženklintų gyvūnų.
Gyvūnų gerovė tai ir nuolatinis švietimas, informacijos sklaida, atsakingo elgesio skatinimas. Ar dėmesys skiriamas ir gyventojų švietimui apie atsakingą gyvūnų laikymą? Tai žinoma, tai man atrodo viskas prasideda, tas atsakingas gyvūnų laikymas, atsakomybė už gyvūnus prasideda nuo mūsų žinojimo. Tai taip ir gyventojus šviečiam, ir Zoopatrulis apie savo veiklą informuoja ir socialiniuose tinkluose, ir pati savivaldybė stengiasi viešinti daug visokios informacijos. Ir žinoma, labai svarbu mūsų jaunieji. Tai tikrai turim iniciatyvą ir nuo kitų metų pradėti paskaitas, tokias edukacijas mokyklose, tam, kad nuo tų jaunų dienų žinotumėm, kas yra tas gyvūnėlis ir kad jis nėra tik tai, kad faina turėti, bet tai yra labai didelė atsakomybė. Vytautai, ar pats turite augintinių namie ir kodėl? Dabar 2 metus tikrai neturiu, turėjau 12 metų šunį, Riesenschnaucerį, ir šeima tai nori, aišku, bet kadangi pasikeitęs yra truputį ir darbo specifika, ir užimtumas, ir požiūris, ir supratimas, kad vėlgi, kad gyvūnas nėra tik tai, kad yra smagu turėti jį namie, kad jisai atbėgtų tada, kada tu grįžti, bet jam reikia daug dėmesio. Tai dėl to man dar truputį turbūt reikia laiko po praėjusio šuniuko, kaip čia pavadinti, netekties, o šeimyna nori, tai manau, kad ateis laikas, surasim to laiko gyvūnui, vaikus supažindinsim, kaip reikės prižiūrėti tą gyvūną, nes vėlgi ne tik tėvai turi prižiūrėti. Ir manau, tikrai turėsim. Smagu girdėti, kad tikrai atsakingai vertinate galimybę turėti augintinį namuose. Vytautai, o gal galėtumėt pateikti konkrečius pavyzdžius, ką pavyko nuveikti per šiuos metus savivaldybėje? Tai šiemet iš tikrųjų labai pažengėm su gyvūnų ženklinimu. Esam paženklinę daugiau negu 300 gyvūnų. Prasidėjo ir kačių sterilizacijos projektas, bet dėl oro sąlygų turėjom nutraukti, bet žinoma, pavasarį, kai oro sąlygos bus tinkamos, tą tęsim taip pat ir ženklinimą. Tai ženklinimas ne tik kačių, tai yra ir šunų, teko ženklinti netgi šeškus. Tai tokios tos pagrindinės iniciatyvos. O šiaip tai tikrai tų iniciatyvų iš mūsų Zoopatrulio yra labai daug ir įvairių. Tik tai, žinot, viskam reikia laiko įgyvendinti, bet aš manau, kad mes stiprinsim ir savo komandą dar ir kad būtų galima visas tas mintis realizuoti. O dabar klausimas, kurio turbūt laukia dauguma mūsų tinklalaidės klausytojų. Tai savivaldybėje yra keturkojis darbuotojas. Papasakokite, kaip jisai atsirado savivaldybėje, kur jo darbo vieta, koks darbo grafikas. Tai atsirado, tai čia buvo mero Roberto iniciatyva, dar iki man ateinant jis jau kalbėjo apie tai, kad kadangi rūpinamės tais beglobiais gyvūnais, tai kodėl vienas iš jų negalėtų apsigyventi savivaldybei. Tai iš tikrųjų, kadangi dažnai pas mus parvažiuoja tie gyvūnėliai ir mūsų darbuotojai tikrai geranoriškai juos pasiema namo, tai nusprendėm vieną dieną, kad sakom, tai palikim vieną gyvūną savivaldybei. Ir iš tikrųjų buvo tokia skaudi, bet ir laiminga istorija, kad vienas kačiukas buvo patekęs į autoįvykį ir pagydytas ir po to ieškojom naujų namų. Tai pažiūrėjom, kad galėtų tikrai jisai gyventi čia nais ir priėmėme savo komandą. Aišku, jo vardo išrinkimo istorija buvo tokia įdomi, nes čia ketinom skelbti apklausą ir išvažiavau truputį darbiniais reikalais ir grįžtu, sako, jau vardas yra. Tai sakau, tai kaip čia? Sako, kažkaip reikėjo, čipavom, reikėjo jį užregistruoti, sugalvom, kad bus meras, tada pasakėm merui, meras sako, geras vardas, ir taip gavosi, kad dabar savivaldybė turi 2 merus. Vieną, kuris atstovauja žmonės, kitą, kuris atstovauja gyvūnus. Tai turbūt dėl to gyvūnų gerovės reikalai ir pajudėjo tą gerąją linkmę Vilniaus rajone. Neneigsiu, kontrolę tikrai katinas užtikrina, jisai taip ateina patikrinti, kaip kolegoms sekasi dirbti, net ir pietų metu. Kas dažniau lanko, ar katinas meras kolegas, ar visgi kolegos katina merą?
Nu tai katinas meras, tai žinot, jisai jau kur nori ten vaikšto, tai jisai tikrai dažnai aplanko, bet tikrai ir kolegos, ir svečiai, kurie atvyksta, nes žiniasklaidai buvo labai plačiai nuskambėjusi šitą istoriją, tai visi žino, kad savivaldybė turi 2 merus ir tikrai atvyksta ir kartais net su lauktuvėm atvyksta merui. Smagu girdėti. Na ir pabaigai trumpas palinkėjimas Vilniaus rajono gyvūnų šeimininkams ir patiems augintiniams. Man atrodo, čia ne tik gal gyvūnų šeimininkams, visiems Vilniaus rajono gyventojams, tai aš tai tikrai linkėčiau rūpintis gyvūnais ir ne tik rūpintis tais, kuriuos auginam namuose, bet ir tos, kuriuos matom gatvėje, nes iš tikrųjų mes turbūt keičiamės tada, kada keičiasi mūsų aplinka ir tampam truputį geresni tada, kada rūpinamės ne tik tais stipriausiais, bet ir tais pažeidžiamiausiais, o gyvūnai yra tie, kurie, kaip sakau, meilę savo visą laiką šeimininkui atiduoda, bet ir mes turim tą grąžą duoti. Aš tikrai linkiu atsakingo požiūrio į gyvūnų gerovę, linkiu likti neabejingiams, kai matom kažkokius negerus įvykius, arba tiesiog kai matom, kad tas gyvūnas klaidžia, tai padėkim tam gyvūnui kartais surasti kelią atgal pas save į namus, o kaip mūsų mero atveju, katino mero atveju, tai rasti ir naujus šeimininkus. Tai tiesiog būkim neabejingi, mokinkim vaikus, mylėkim gyvūnus ir manau, mūsų ta aplinka taps tokia, kurioje bus tikrai malonu ir gera gyventi. Dėkoju Jums už įdomų ir šiltą pokalbį. O Jums, klausytojai, irgi dėkojame, kad buvote su mumis. Ir linkime atsakingo, šilto bei pagarbaus santykio su gyvūnais. Ir žinoma, nepamirškite užeiti aplankyti mūsų katino mero. Iki kitų kartų.